Kokie 2025 metai žvelgiant iš astrologinės perspektyvos? Kada vyks svarbiausi metų pokyčiai ir kokie? Kokios rytys yra palankios, kokios rizikingos? Ką reikėtų žinoti, norint sėkmės šiais metais? Na ir kokios tendencijos zodiako ženklų atstovams? Apie tai šiame įraše. 2025 metai tęsia intensyvių virsmų laikotarpį, prasidėjusi nuo 20 metų. Jie tikrai nebus ramūs ar konservatyvūs, ką galėtų šiaip jau žadėti Jupiteris Vėžyje, kurisai bus nuo birželio likusią metų dalį, didžiąją metų dalį. Tačiau šiais metais išties daug audringų permainų, nes savo poziciją zodiako ženkle keičia beveik visos tolimosios planetos, įskaitant ir Saturną. Taigi Saturnas ir Neptūnas išbando perėjimą į žuvų Javiną šiais metais. Saturnas Javiną eis trumpam, tik 3 vasaros mėnesiams, o Neptūnas užsibus Avine ilgiau nuo balandžio iki spalio. Taip pat keis savo poziciją ir Uranas. Jis išbandys naują poziciją Dvyniuose 4 mėnesius, nuo Liepos iki lapkričio pradžios. Taigi visos tolimosios planetos iš esmės keis savo poziciją. Tik vienintelis Plutonas keitė poziciją 24 metų pabaigoje, tačiau jis taip pat yra irgi visai naujoje pozicijoje. Taigi galima pasakyti, kad šiuo metu gimsta nauja karta ir nauja realybė. Ir 2020-2026 metų laikotarpis yra didžiulis žingsnis, išskirtinis žingsnis į naują epochą, apie ką esu jau kalbėjusi ir ką pastarųjų metų įvykiai, skaičiuoja nuo 20 metų, ir patvirtina, kad pasaulis keičiasi neatpažįstamai, labai greitai ir atgal jisai nebegrįš toks, koks buvo, jisai nebebus ir mums labai svarbu suvokti tos pokyčius, eiti su tų pokyčių banga. Esame intensyvaus ir vis greitėjančio virsmo zonoje. O kitais 2026 metais tas virsmas bus dar intensyvesnis ir dar greitesnis. O 2025 metais bus ir dinamiškų ir ramesnių periodų. Vieni laikotarpiai palankesni ugnies ir oro ženklų atstovams, kiti vandens ir žemės ženklų atstovams. Tad metai bus labai margi, tai susiję su įvairiomis planetų pozicijomis, jų deriniais planetų pozicijų zodiako ženkluose. Taigi, kokios tos planetų pozicijos? Jupiteris iki birželio 10 bus Dvyniuose, skatindamas informacinės technologijas, komunikaciją, bendravimą, mentalinį darbą. Ir nuo birželio 10 iki metų pabaigos jisai bus Vėžyje, skatindamas atsigręžti į savo gimtąją žemę, į šeimą, į jaukumo kūrimą namuose ir taip pat į verslus nekilnojamojo turto, statybų, viešbučių, restoranų. Labai svarbu, norint gauti Jupiterio palaikymą, yra ištikimybė šeimai, savo gimtiniai, globėjiškumas, rūpestingumas, rūpinimas į žemę, puoselėjimas gamtos, tai duoda stiprią paramą. Juo labiau, kad Vėžyje nuo metų pradžios iki vidurio bus ir baltasis mėnulis Selena. Saturnas iki gegužės 25 dienos bus Žuvyse. Paskui nuo gegužės 25 iki rugsėjo 1, tai yra iš esmės vasara, jisai bus Avine ir nuo rugsėjo 1 iki metų pabaigos jis vėl grįž į Žuvis. Taigi Saturnas išreiškia disciplinos principą, strategijos principą. Ir jeigu Žuvyse jisai labiau strateguoja dvasinį gyvenimą, čia duodamas ir apribojimas, bet ir iškeldamas tokias rimtas užduotis, tai Avine jisai strateguoja visai kitus dalykus ir įneša reiklę tokią strategiją į mūsų veiksmus, ką mes darome, ką mes pradedame ir iš esmės iš čia pradeda naują erą, taip pat, kaip minėjau, kartu su Neptūnu, tai yra naują zodiako ratą.
Na, Neptūnas žuvyse bus iki kovo 30. Jisai tą naują poziciją įsibando nuo balandžio iki spalio pabaigos. Kas tai yra Neptūnas? Neptūnas tai yra dvasingumas, tai yra įkvėpimas, tai yra taip pat santykis ir su religija, kūryba, įkvėpimu. Ir žuvyse jisai buvo stiprioje pozicijoje. Ir šituo laikotarpiu, kol Neptūnas buvo žuvyse, iš tikrųjų davė didžiulį postūmį jogos studijom, meditacijos, holistikai, hipnoterapijai ir panašiem dalykam, kurie iš tokių labai uždarų ir vadinamų nišinių tapo visiems prieinami, daugeliu priimtini ir plačiai naudojami, tai įėjo į mūsų kasdienybę. Na, o dabar jisai išsibando naują poziciją Avine ir iš esmės keis labai stipriai požiūrį į šios dalykus, į dvasinį gyvenimą, kurį neš daugiau aktyvumo, galbūt ir tam tikro tokio veiklumo, dalykiškumo, tam tikrą prasme, konkretumo. Ir stipriai veiks pasaulėžiūra, ko gero susisies tikėjimas su mokslu daug stipriau ir tikėjimas taip pat reikšis ir per veikimą. Ne tik tai tokį pasyvų meditavimą ar tą turtingą vidinį gyvenimą, bet įgis kitas raiškas ir kai kurias galbūt mums dar ir nepažįstamas, nes tai visai nauja. Neptūno ciklas labai didelis, jis ratą pereina zodiako daugiau kaip per 160 metų. Taigi Avinys išbandys naują poziciją, tokia revoliucinga gana, rudenį grįž į žuvis, na ir 26 metais tiek jisai, tiek Saturnas jau įsitvirtins Avine. Taigi vasarą matysime jo naujas tendencijas. Uranas bus Jautyje nuo metų pradžios iki Liepos 7 dienos. Jis vėliausiai pakeis poziciją į naują ženklą, bet taip pat tik tai išsimėginti nuo Liepos 7 dienos iki lapkričio 8 dienos. Uranas yra permainos, tai yra naujos technologijos, tai yra naujovės, inovacijos. Taigi Jautyje jisai pakeitė, inovavo finansinę sistemą 7 metus. Uranas būna viename ženkle. Ir dabar jisai pereina į Dvynius ir jis čia duos revoliuciją technologijose. Labai greita, labai staigiai, ir jeigu mes manome, kad technologijos labai greitai kinta, plečiasi, tai vyks dar daugybę kartų greičiau, įskaitant ir išmaniuosius įrenginius, išmaniasias technologijas, dirbtinį intelektą ir dar galbūt kitus mums dar ir nežinomus dalykus. Na, Plutonas, kaip minėjau, jau jis yra pakeitęs poziciją 2024 metų pabaigoje ir jis yra Vandenyje, kas yra didelis žingsnis į Vandenio epochą, ką jau esu minėjus. Ir dar tame derinyje su Uranu Dvyniuose tai duos labai veržlų technologijų tokį proveržį, įsitvirtinimą kasdienėme gyvenime, daug intensyvesnė lygmenyje ir ta virtuali erdvė ir technologijos taps išskirtinai svarbios, dėl to labai svarbu skirti dėmesį, išmanyti jas, derintis, mokytis, rasti santykį su jomis sveiką, nenuskriaudžiant kitų sričių, tačiau vis dėlto tai svarbu padaryti. Na, toliau apie karminius taškus. Tai Rahu metų pradžioje perėjo į žuvis sausio 28 dieną ir bus visus metus, 1,5 metų Rahu keliauja vienu zodiako ženklu. Taigi žuvyse jisai skatina dvasingumą kaip evoliucinę kryptį, holistiką, susiderinimą su visuma, atjautą visom gyvom būtybėm, suvokimą vienio, reiškinių sąsajų ir duoda tokią perspektyvą, kad evoliucija labai priklauso nuo būtent šitų dalykų. Kokias sritis skatina? Psichoterapija, psichologija, vėlgi joga, meditacija, dvasinius dalykus. Tai čia įdomus derinys, nes Neptūnas išeina iš žuvų, išeidinėja, o Rahu įėjo kaip evoliucinė užduotis. Bet Neptūnas jau mokys visą tai daryti, dvasingumo mokytis kitaip. Lilit
Juodasis mėnulis keliaus svarstyklėse iki kovo 27 dienos, o po to didžiąją metų dalį iki metų pabaigos, gruodžio 20 dienos Skorpionų, ir tai skatina labai pasisaugoti susižavėjimo magiją, susižavėjimo tokia tamsiaja puse, dramatizmo, polinkio į kraštutinumus, į ekstremumus, į tokias išskirtinės rizikas. To reikėtų pasisaugoti, paieškoti tokio daugiau takumo, nuosaikumo. Gruodžio 20 pereis į Šaulį, bet čia bus tik tai 10 dienų Lilit. Na, o Selena metų pradžioje perėjo sausio 14 iš Dvynių į Vėžį ir Vėžyje keliaus iki rugpjūčio 15, dalį laiko nuo Birželio ir draugė su Jupiteriu, kur ypač stiprus metas Vėžį ir palaimingas ir stiprus. Ir jinai duoda apsaugą per švelnumą, per takumą, per psichologijos supratimą, per ištikimybę tradicijoms, savo žemėje, savo šeimai, per globėjiškumą, per tiesiog tokius žmogiškus, šiltus santykius, šeiminiškumą, žemės puoselėjimą, vandens švarinimą, psichologiją. Nuo rugpjūčio 15 dienos iki metų pabaigos Selena pereis į Liūtą ir čia apsauga jau bus per kitas savybes, per kilnumą, dosnumą, per nuoširdžią tą tokią šilumą, kilnumą. Tai tokios yra planetų pozicijos trumpai ir su jomis susijusios reikšmės. Dabar trumpa metų apžvalga. Taigi sausis vasaris tokio įsibėgėjimo, planų kūrimo metas, ruošimasis veiksmams, nors ir daug dinamikos, daug idėjų, daug minčių, daug visokių sumanimų, iniciatyvų, tačiau pradėti sunkoka, nes iki vasario pabaigos Marsas juda retrogradiškai ir kiek pristabdo tą būtent pradžią. Vėlgi galima pagalvoti, o galbūt tada kovą startuoti geriausiai, bet kovas yra užtemimų mėnuo. Taip, tai yra užtemimai prie Rachų, tai yra prie kylančio karminio mazgo, kurie duoda tokį evoliucinį postumį. Tai toksai veržlus, audringas metas, nešantis daug permainų. Jisai skatina evoliucionuoti, dovėtis naujovėmis ir jas atveria. Tačiau vis dėlto kovo mėnesį didžiąją dalį ir Venera ir Merkurijus judės retrogradiškai. Ir tai stabdys susitarimus, susikalbėjimą, ir taip pat mažai tinkama būtent ir įvairiam pirkiniam arba sutartim pasirašyti. Taigi kelios priežastys: užtemimai, kurie savaime formuoja tokį veržlų verpetą, veikti gali reikėti ir taip, užtemimai jie paskatina, jie tiesiog iškelia įvykius, į kuriuos reikia reaguoti tiesiog. Tačiau pačiam planuoti ar forsuoti kažkaip tai įvykių nereikėtų. Na ir kita priežastis yra retrogradinis Merkurijos ir Veneros judėjimas didžiąją kovo dalį, labiau antrąją pusę. Na, o balandį jau nusistovės tendencijos, jau planetų dauguma judės direktyviai, atsivers ir taps aiškios tos naujos tendencijos, kas iškyla per užtemimų tą tokią zoną. Ir būtent balandis yra veržlų starto metas. Nuo balandžio iš esmės iki rudens. Vasarą patirsime daug pokyčių, nes, kaip minėjau, daugumos tolimųjų planetų, įskaitant Saturną, pozicijos bus pasikeitusios vasarą. Tai yra Saturno ir Neptūno jau pasikeitusios iš Žuvų į Aviną, o Uranas Liepos mėnesį pereis iš Jaučio į Dvynius. Ir tai neš tokių radikalių, veržlių permainų šuorą į komunikacijas, technologijas ir panašias rytis. Sustiprės taip ir kovingumas tuo metu, Avinas toks ženklas, kuris skatina kovingumą. Tai bus tarytum šuolis į ateitį. Ir pagal vasarą galima pamatyti, kokios tendencijos įsigalės 2026 metais. Svarbu tas tendencijas stebėti, mokytis naujų dalykų, ypač technologijų, komunikacijų srityje.
Na, rudenį visos šios planetos - Saturnas, Neptūnas, Uranas - palaipsniui grįž į savo ankstesnius ženklus. Ir metų pabaiga bus kažkuo tai panaši į metų pradžią, tik tai pasyvesnė. Kas dar vyks vasarą? Birželio mėnesį iš Dvynių į Vėžį pereis Jupiteris. Ir jisai liks čia metus laiko. Jis neša sėkmę nekilnojamo turto, maitinimo, restoranų, viešbučių, socialinės rūpybos, verslams, veikloms, kyšių pramoniai, psichologijai. Norint sėkmės yra svarbu takumas, šeimos giminės palaikymas, meilės savo gimtiniai, šeimai, tėvams, rūpestingumas. Taigi ir birželis, ir visa Liepa puikiai ir įvairiems darbam, ir poilsiams, ir santykiams, vestuvėms, krikštynoms, šeimos įvairiausiams įvykiams, statyboms, būsto remontavimui, jaukumui, sklypo tvarkymui ir panašiem dalykam. Liepos, jeigu naujiem darbam, geresnės pirmosios 2 dekados. Rugpjūtis irgi vienas iš geresnių mėnesių, tačiau naujoms veikloms, intensyviam bendravimui, sutartims geresnė 2 ir 3 dekados, nes Liepos-rugpjūčio sandūroje Merkurijus judės retrogradiškai. Rugsėjis bus vienas prasčiausių mėnesių, nes bus užtemimai prie ketų, iškeliantis praeities problemas, stabdantis naujas iniciatyvas ir verčiantis taisyti klaidas. Apskritai, rudenį gali atrodyti, kad vasaros tie tokie audringi pokyčiai ar kažkokios tokios revoliucingos nuotaikos buvo tik tai kažkoks laikinas dalykas ar iliuzija, tačiau jie yra tas pirmasis skambutis, pirmosios kregždės, parodančios 26 metų ir vėlesnio laikotarpio astrologinį foną ir tendenciją. Tai jeigu svarbu veiktis rudenį, tai reikėtų rinkti svarbiausiams darbams spalio 2 pirmasis dekadas, bus pasibaigę užtemimai, na, o Lilit dar nekeliaus kartu su Saule. Taigi lapkritis, gruodis netinkami naujiems darbams, kaip minėjau, spalio pabaigoje lapkritis toksai niūriausias dėl Lilit įtakos didelės ir reikėtų čia nepasiduoti tam niūrumui, pasaugoti, patausoti sveikatą. Na, o gruodis skaidresnis už lapkritį, tačiau vis dėlto jis netinkamas naujiems darbams. 2025 aiškiai skirstosi į 2 dalis. Pirmoji metų dalis dvyniškoji tai žiema pavasaris. Iki birželio 10 laikotarpis yra palankesnis oro ir ugnies ženklų atstovams, kad sėkmė priklauso nuo apsukrumo, nuo greitos reakcijos, nuo miklaus proto, sėkmingos dvynių sritys, informatika, išmaniosios technologijos, komunikacijos, logistika, informacijos apdorojimas ir sklaida, mokslai, reklama, SEO, apskritai prekyba, administravimas. Tai ypač geras metas dvyniams, neblogas avinui, liūtui, šauliui, naujas startas vandeniams, svarstykliams. Pavasarį kovo mėnesį, kaip minėjau, formuosis užtemimai prie Racho, atveriantys kelią naujovėms ir tai yra tikrasis metų startas. Na, antroji metų dalis yra vėžiškoji, kurią galima būtų skirstyti savo ruožtų dar į 2 dalis - vėžiškąją aktyviąją ir vėžiškąją pasyviąją. Nuo birželio 10 dienos iki metų pabaigos Jupiteris keliaus Vėžio ženklu, išskleisdamas Vėžio savybės. Svarbiausi dalykai norint sėkmės yra takumas, gera intuicija, ryšys su šeima, giminė, protėviais, tradicijomis. Vėžio sritys tampa svarbios, sėkmingos, tai nekilnojamo turto, restoranų, viešbučių verslas, globa, rūpyba, psichologija, prekės ir paslaugos susijusios su kūdikiais, su moterimis. Palanku pradėti tokiu metu tokį verslą, spręsti būsto, nekilnojamo turto, šeimos kūrimo klausimus. Šis laikotarpis sėkmingiausias vandens ir žemės ženklų atstovams, jiems reikėtų šiuo metu pradėti svarbiausius metų darbus. Skirtinai geras šis metas vėžiams, neblogas jaučiams, palengvėjimo laikotarpis, ypač vasarą, žuvims, o skorpionui priklausomai nuo to, kaip sugebės atsispirti pagundoms. Mergelėms šis laikotarpis priklauso nuo sukauptos karmos, kadangi mergelė keliauja ketu. Na, o ožiaragiui nuo partnerių ir sugebėjimo bendradarbiauti.
Vis dėlto šis laikotarpis, vasaros laikotarpis, turės ir daug oro ir ugninės energijos, nes šiuose ženkluose bus atsidūręs Saturnas, Uranas, Neptūnas. Tad oro ir ugnies ženklams vasara gali atverti ateities galimybės, 26 metų gaires, kai oro ir ugnies stichija taps lemianti. Ne tik Jupiteris, bet Saturnas, Uranas bei Neptūnas vasaros pradžioje keis poziciją ar bus pakeitę, judėdami direktyviai, išbandys naujas pozicijas, suteiks šiam laikotarpiu veržlumo, tad vasara daugam gali atrodyti kaip šuolis į ateitį, daug naujų idėjų ir dinamikos, o galbūt ir tam tikrų revoliucijų. Tai tarytum 26 metų repeticija, kai galima pasitikrinti, kokios tendencijos bus ateityje, išbandyti naujas veiklas, galbūt naujas veiklos rytis. Kai kuriem ateis tuo metu genialių įžvalgų apie savo veiklą, kiti gal apskritai norės ją keisti, išbandyti ką nors visiškai naujo. Na, o dar kiti išvelgs naujas galimybės ir jomis pasinaudos. Antroji vėžiškoji dalis, arba kitaip pasakius, trečioji metų dalis, tai ruduo žiema, tai tokia vėžiškoji pasyvioji peržiūros, peržvalgos, korekcijos dalis. Vasaros viduryje pasisukę retrogradiškai Saturnas, Uranas ir Neptūnas vienas po kito grįš į savo ankstesnės pozicijas. Toks jausmas tarytum bus palaipsniui atsitraukiama nuo naujovių, jomis abejojama, jos tikrinamos. Be to rugsėjį formuosis užtemimai prie ketų, jau savaime pristabdantis veržimas į priekį, venčiantis peržiūrėti praeitį, daryti korekcijas. Na, o Jupiterį nuo lapkričio 11 ėmus judėti retrogradiškai, baigėsi aktyvioji metų fazė tinkama darbų pradžiai. Tad metų pabaiga kiek panaši į metų pradžią ir pavasario vasaros pokyčiai gali atrodyti kaip koks sapnas ir dabar metų pabaigoje metas jas peržiūrėti, permastyti iš tam tikros distancijos ir juos jau realizuoti būtent 26 metais. Taigi, pagrindiniai metų lūžiai, kaip ir minėjau, formuosis kovą ir rugsėjį drauge su užtemimų zonomis. Kovo mėnesį drauge su užtemimais Rahu duos veržlų į metų startą, dauguma planetų judės direktyviai, palaipsniui keis poziciją zodiako ženkluose, tolimosios planetos nešdamos permainas. O rugsėjis drauge su užtemimais prie ketų mergelėje pradės sulėtėjimo fazę, duos peržiūros impulsą, gausių naujovių peržiūrą, tarsi nuo jų atsitraukiant, juk dauguma planetų tolimųjų šiuo metu judės retrogradiškai, grįžinės į zodiako ženklus, kuriuose buvo metų pradžioje. Na, pokyčių užteks visus metus, ypač nuo kovo iki rugsėjo. Labai svarbu įsiklausyti juos, į laikotarpio atveriamas galimybės, ypač susijusias su visuomenės virsmais, su mokslo, technologijų sparčia plėtra, tačiau nemažiau svarbus 25 metais ryšys su gimtaja žeme, šeima, protėviai su savo ištakomis. Suderinti šias margas tendencijas netaip jau ir lengva, bet be abejo įdomu ir perspektyvu. Apibendrinant galima pasakyti, kad palankus 25 metų periodai visiems yra balandis, gegužė, liepa, rugpjūtis, spalio pirmoji pusė. Ir sudėtingesni periodai kovas, rugsėjis, spalio pabaiga ir lapkričio pirmoji pusė. Na, štai tokios bendrosios tendencijos. Na, o kokiegi šie metai zodiako ženklų atstovams? Avinui geresnė pirmoji metų pusė. Vasarą jis bus priverstas pergalvoti strategiją, atsirinkti esminius dalykus, pasitelkti savidiscipliną, kita vertus dvasingumą bei įkvėpimą. Tada gali sukurti ilgalaikį sėkmės pagrindą. Nuo birželio daugiau dėmesio reikia šeimai, namams, gali pagausinti šeimyną ar persikelti į didesnį būstą, na, o tai kels ir džiaugsmų, ir įtampų. Jaučiui geresnė antroji metų pusė nuo birželio, tačiau puikiai ir gegužė. Nuo liepos atsiras daugiau stabilumo, kiek nurims pašėlęs darbų tempas, galėsite 4 mėnesius kiek atsipūsti nuo įtampų, drauge su tuo atsivers ir naujos uždarbio galimybės, vertingi ryšiai, kontaktai. Mokykitės naujų dalykų, bendraukite, nuo to priklauso sėkmė. Dvyniams geresnė pirmoji metų pusė, ypač balandis.
Nuo Liepos vidurio pajusite stiprų laisvės bei atsinaujinimo poreikį. 4 mėnesius jausitės tarytum įelektrinti, kils naujų idėjų sumanimų. Juos verta įsiklausyti, įvaldyti išmanesias technologijas. Jums prasideda didelių pokyčių 7 metų laikotarpis. Kita vertus, nuo birželio galite atrasti didesnio uždarbio šaltinius, pagerinti būsto sąlygas. Vėžiui 25-ieji kone geriausi metai. Pradžia intravertiška, tai pasiruošimas naujam dideliam ciklui. Sėkminga antroji pusė. Nuo birželio esate tarp sėkmingiausių. Ypač palankus metas nekilnojamo turto, būsto, šeimos reikalams, jaukumui namuose kurti. Vasarą kils poreikis strateguoti savo karjerą, atsirinkti tikslus. Jie turi būti vertingi pasauliui ir nešti įkvėpimą jums. Liūtui bene geriausias balandis, gegužė ir birželio pradžia. Nuo birželio intravertiškesnis metas, teks atsigręžti į savo vidinį pasaulį. Kita vertus, norint išlaikyti autoritetą, svarbus dvasingumas, rimtis, dermėje su atsakomybe. Vasarą gali atsiverti studijų bei kelionių erdvė, tačiau jos vers kai ko atsisakyti, atsirinkti tai, kas yra svarbiausiai. Mergeliai, geresnis metas nuo birželio mėnesio. Galite realizuoti svajones, dalyvauti svarbiuose projektuose, visuomeninėje veikloje, kiek aprims įtampos darbe, karjeros reikaluose. Vis dėlto šiemet ne metas veržtis į priekį, o peržiūrėti rezultatus, padarytus sprendimus. Vasarą galimi pokyčiai karjeroje, čia norėsis didesnės laisvės. Svarstyklėm išbandymų metas baigėsi, padangė nuskaidrėja, geriausi mėnesiai balandis gegužė. Nuo birželio svarbu įsikelti svarbius tikslus, skirti dėmesio karjerai. Teks rimtai peržiūrėti ir partnerystės sritį, atsirinkti partnerius. Nuo vasaros gali patraukti kelionės, studijos, įdomus tarptautiniai ryšiai. Skorpionui nuo birželio atsiveria užsienio kelionės, studijų galimybės, palanku plėsti akiratį. Darbo reikalai pareikalaus savidisciplinos strategijos. Svarbu atsirinkti tą darbą, kuris teiktų įkvėpimą, bei mokytis jį atlikti profesionaliai, tada galite pradėti savo verslą. Nuo balandžio ypač svarbu atsispirti pagundoms, suvaldyti aistras, polinkį dramatizmą, niūrumą. Tada metai bus visai neblogi. Šauliai pirmąją metų pusę sėkmė priklauso nuo partnerių, o vasarą prasideda pokyčių partnerystėje metas. Vieniem vedybos, kitiem galbūt ir skyrybos, ar tiesiog pokyčiai santykių srityje. Nuo birželio intravertiškesnis laikotarpis, tačiau jei gebėsite sutelkti vidinę jėgą, galite pradėti naują verslą. Meilėje yra apribojimai ir įkvepiančios galimybės. Ožiaragiui horizontas šviesėja, po 14 metų išbandymų šviesa tunelio gale. Metų pradžioje skirkite dėmesio kvalifikacijai, nuo metų vidurio inovacijom įdiegti. Nuo birželio metai palankus partnerystiai, sėkmę neš bendradarbiavimas, tinkamas įvaizdis. Nuo vasaros namie daugiau apribojimų, pareigų, teks atsirinkti tai, kas svarbiausia. O vandeniui prasideda 19 metų esminės gyvenimo transformacijos laikotarpis. Nuo birželio sėkmiai svarbiausia įsivesti tvarką darbo vietoje, teisingai paskirstant pareigas bei kelti kvalifikaciją. Vasarą kils įdomių kūrybinių idėjų įžvalgų. Bendraujant svarbu atsirinkti kontaktus, sisteminti informaciją, skleisti įkvėpimą savo aplinkoje. Ir žuvims geresnė antroji metų pusė. Ypač gera vasara. Tarsi nukris keletą metų slėgusi našta, kliūtis stabdžiusios veiklą. Jei kūrybinėje veikloje pavyks suderinti strategiją bei įkvėpimą, galite ir neblogai uždirbti. Nuo rugsėjo dar grįš kai kurios atsakomybės ir apribojimai, o pradėtas veiklas sėkmingai pratęsite jau kitais metais. Štai tokios prognozės zodiako ženklų atstovams. Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės 25 metais, pasinaudoti atsiveriančiomis įkvepiančiomis galimybėmis. O išsame 2025 metų prognozę rasite mano svetainėje Astradaiva, taip pat ir apie atskiras pozicijas, apie planetų ingresijas, apie karminių mazgų poziciją, apie Seleną, apie Lilit ir daugelį kitų dalykų. Tikiuosi, ši informacija jums padės padaryti savo gyvenimą sėkmingesnį. Kuo geriausios sėkmės visiems 2025 metais.